Na ką čia turim, visa mūsų komanda paruošė įrenginius, kur galėsim turbūt kiekvieną atskirai trumpai papasakosiu, nes aš tikrai visko technologiškai nežinau, bet matyti tikrai galiu. Jo, ištestuosim, reiškia, detaliau ir labiau naktį turbūt, tų vaizdų įkelsim tikrai nemažai, stengsime iš kuo daugiau tų renginių prifilmuoti, padarytų tų nuotraukų, visokių video ir taip toliau. Tai bendrai žvelgiant, ta prasme, ką mes čia turim, tai 4 skirtingas serijas iš viso, reiškia, jų tikrai yra daug. Čia visko turbūt nesuvešim, bet kas aktualiausia... Pagrindiniai. Jo, kas aktualiausia šią dienai, tai yra Habrok serija, kurią jau pasitestavai, radai ragą, puikiai pasisekė, reiškia, tų vaizdų tikrai yra. Tai, aišku, yra ir naujas modelis su daug paprastesnių valdymų. Stabilizatoriai abiejose kanaluose. Fokusas su vienu pirštu, reiškia, abiejų kanalų, nebereikia dviejų kanalų atskirai fokusuoti. Toliau, ką mes turim, tai turim priedėlių seriją, montuojami ant optikos. Tai visi priedėliai gali būti dviejopos paskirties, gali būti naudojami ir kaip monokuliarai. Stebėjimai. Gali pasižiūrėti. Reiškia, sukasi okuliaras, kuris pritraukia ekraną ir tas vaizdas yra daug detalesnis ir aiškiau matomas. Šiai dienai labiau populiarėjantys žiedai yra moduliniai, kuomet nereikia per sriegį sukti visą laiką žiedo. Ypač patogu, jeigu kelios optikos yra, mes sudedam žiedus ant skirtingų optikų ir su greita jungtim mes užfiksuojam priedėlį. Jau netaip senai, čia mėnesio bėgy, atsirado balistika. Balistika tai reiškia, kai suvedi savo kulkos duomenys ir atsiranda kryžiukas, kur daryti šūvį. Tai išskirtinumas nuo visų kitų gamintojų, kad nepasikeičia ekrano pozicija, o atsiranda taškelis rekomendacinis, kur atlikti tą taiklų šūvį, reiškia, ant numatuoto atstumo. Toliau, reiškia, naujieji šiais metais irgi pasirodė termovizoriai. Ekonominės klasės, bet tikrai labai aukštos raiškos. Tai išskirtinumas yra vienas, šis dar, kurio netgi neturime sandėly, tai pavyko vieną tau šiandien gauti ir atvežti, parodyti. Tai labai kompaktiško dydžio termovizorius jau su tolimačiu. Ir didžiausia žvaigždė šiai dienai pasakyk mikro, tai jo, jau pačiam turbūt gerai žinomas Alpexas, pats ir bandęs, ta prasme, ir tau jį paliksim ir testuotis, užsidėsi turbūt ir pats ant šautuvo. Tai yra Alpex Pro modelis, atnaujintas, visiškai nuo seno buvusio, anas labai pasisekęs, tai turime ir tiek naują tolimatį, tiek naują korpusą, 300 gramų lengvesnis, tiek artinimą jau kaip tradicinės optikos, kad nebūtų kažkokio šoko pereinant ant skaitmeninės. Rankinėlė labai patogi, ta prasme nereikia kažkur ieškoti toli, lygiai taip pat fokusas yra pasikeitęs nuo gale buvusio iki dabar jau šone, tai nereikia kažkur irgi siekti. Ekranas didesnis, raiška 12 megapikselių, tai šią dieną aukščiausia raiška, kas yra skaitmeninėse taikikliuose, tai 12 megapikselių. Tai ypač aukštos raiškos. Ką tu rekomenduotum tam pradedančiajam medžiotojui, nuo ko jam pradėti, ką jam pasirinkti? Tai vienareikšmiškai reikėtų, aišku, žiūronus pasižiūrėti, aišku, priklauso nuo kiekvieno, kaip pasakyti, piniginės. Bet kokiu atveju reikalingi dieniniai žiūronai, atlikti apžvalgą dienos metu, tai jūs tai turit žiūronuose. Žiūronai, kad ir pigiausi, iš esmės, jie yra lygiai tokios pačios funkcijos, ta prasme, kaip ir tie brangiausi, skaitmeninis kanalas, principas tas pats, termovizorinis kanalas, tai tau nuo kaklo grubiai atkrenta 3 daiktai, tau nereikia nešiotis tolimačio, išmatuot atstumo, tu jau jį turi integruotą, atkrenta dieninių žiūronų klausimas, faktas, kad galbūt nepakeis visiškai tų optinio kanalo, jo, bet iš dalies, ta prasme, didžiąją dalį, ta prasme, pakeis, tau vėlgi daiktas yra integruotas, plus yra termovizorius aptikimui ir nakties metu medžioklės. Tai vienas daiktas ir 4 galimybės, tiek naktinis matymas, tiek dieninis, tiek termovizorinis, tiek tolimatis. Gera kaina.